Trenere, ko galima pasimokyti iš šių rungtynių ir apskritai šis finalo ketvertas, kuo jūsų akim naudingiausias bus jaunosioms žaidėjom? Patirtis, kaip merginom Rūbinė ir sakiau, kad nėra geresnės treniruotės už rungtynės. Ir reikia viską bandytis, viską daryti, nebijoti klaidų. Na, jom ne dabar dar yra tie lemiami mūšiai, jom tie lemiami mūšiai ateityje. Ir būtent dabar jos turi suprasti, kad neturi dabar jos bijoti klysti. Ir ne dabar yra tos lemiamos klaidos. Bet dėja, ta įtampa vis tiek jos užsideda, jos visos maksimalistės, jos nori dabar ir toj pat, ypač jaunimas šiais laikais, viskas dabar toj pat ir kuo idealiausiu būdu. Bet taip gyvenime nebūna. Ir kol šitos pamokos neišmoksim, tol gausim per kepurę. Šiose rungtynėse Neptūnas Amberton taip pat naudojo tą pačią taktiką, atidavinėjo aukštaūgiams tolimus metimus, spaudėsi baudos aikštelėje. Ar yra kokia nors taktika, nepataikant tritaškių metimų, kitaip užpulti prieš aikštės gynybą tokiose situacijose? Žinoma, kad yra. Yra auksinė netgi taisyklė, kur visi krepšinio žmonės žino, kad kamuolys į vidų, kamuolys į išorę, tada tikrai viskas vyksta, bet reikia į vidų tą kamuolį sugebėti įvesti. Va čia mes ir stringam, bet nieko, ties tuo dirbam. Ar galima sakyti, kad šiek tiek šiandien sutrukdė ir tai, kad Neptūnas Amberton vakar turėjo sunkes psichologiškai rungtynes ir turėjo šiandien atsistatyti energetiškai, ką ir padarė? Tiesiog jos buvo piktesnės šiandien aikštelėje. Tai žinoma, kad taip. Mes vakar rungtynės turėjom tokios labiau treniruočių pobūdžio, o jie turėjo rimtą kovą. Ir aišku, savaime žaidėjos, kurios jau su charakteriais užgrūdintais, tik vienas rungtynės jos leis savo pro šalį kažkur kažką padaryti. Antrose jau viskas, jau maksimali koncentracija. Ir mes kaip tik ir užlipom ant tos maksimalios koncentracijos Neptūno. Trenerė, visą šį sezoną apskritai stebint jūsų interviu ir atsiliepimus, yra labai geri atsiliepimai ne tik iš techninės pusės, bet ir sporto psichologijos. Iš kur tokios sporto psichologijos žinios treniruojant jaunimą ir kiek tai yra svarbu apskritai šiuolaikinėme krepšinyje? Savo kailių labai daug situacijų esu patyrus ir čia galbūt labiau iš viduje pergyventos situacijos, kurios man padeda labiau suprasti, kas iš tikrųjų vyksta galvose ir širdyse tam tikrais momentais. O psichologija šiuolaikiniam krepšiniui lemia galbūt, drįsčiau sakyti, 80%. 80% pergalės yra psichologija. Kaip atėjau į rungtynės, kaip aš žiūriu į detalės, kaip aš sugebu susikaupti ties detalėm. Kiek aš dėmesio skiriu savo kūnui, savo pasirengimui ir kiek aš esu pasiruošusi būti altruistė komandai ir tuo pačiu oportunistė. Kiek sporto psichologijos būtent linijoje pavyko šiai komandai paaugti nuo pat rudens pradžios ir pirmosios treniruotės? Dar sunku vertinti. Vieni metai, vienas sezonas dar yra per trumpas laikas, kad technikoje, sakysim, anksčiau galim pamatyti. Techniką galima išmokyti kažkokį judesį daug lengviau, negu kad įdiegti kažkokį tai psichologinį vidinį įgūdį ir galbūt nugriauti kažkokią tai sieną, kažkokį kompleksą. Tam reikia daugiau laiko. Pavyko po vakarykščių rungtynių, atrodo, visų pirma, emociškai, psichologiškai atsistatyti ir pačią energetiką pakelti į kitą lygį šiandien. Taip, daug nereikėjo kalbėti Rūbiniai, pasakėm pagrindinius dalykus, net ne apie krepšinį ir padarėm savo darbą. Šiandien to žaidėjos, kurių trūko vakar, atsiskleidė, jautėsi kur kas ramiau, kas tai lemia? Psichologija, kito paaiškinimo, manau, nėra. Žvelgiant į varžovių komandą, vėlgi Sesės Dijas buvo pristabdytas. Kuriom žaidėjams dabar po rungtynių galima skleisti, kuriom žaidėjams pagrindinis akcentas buvo teikiamas, žiūrint į tai, kaip šiame sezone rungtyniauja LSI tarptautinis universitetas? Tai visa jų priekinė linija, vienareikšmiškai, ir čia net ne kiek metų esu čia, visada tas akcentas yra ant pagrindinės metikės. Šiandien kamuolys vaikščiojo taip pat kur kas greičiau, kur kas energingiau atakose. Ar buvo kažkas puolime keičiama? Ne, tiesiog prašoma, kad nelaikyt kamuolio ir judinti, taip pagaliau įsiklausę. Šiandien pirmą kartą sezone kalbėjome prieš rungtynes, mačiau patį taip anksti grįžusi, atėjusi prieš rungtynes ir minėjot, kad buvo kalba pasakyta Rūbinėje, bent smulkios detalės gali būti atskleistos.
Tai kalba apie karalių ir vorą. Kas norės, gali pasigūglinti, labai lengvai randama.